Sveiki, tai šiandien kalbėsiu apie sluoksnius. Iš esmės sluoksniai reikalingi tam, kad galėčiau atskirai redaguoti kiekvieną savo piešimo elementą. Štai čia yra sluoksniai ir kokie čia yra nustatymai. Nusipiešiu vieną elementą, viename sluoksnyje, pridėsiu plius, sukursiu naują sluoksnį, nusipiešiu kitą elementą, dar sukursiu vieną sluoksnį ir dar vieną elementą. Štai turiu 3 sluoksnius ir su kiekvienu iš jų galiu atskirai dirbti. Braukiu į dešinę, tai pasižymiu sluoksnius. Ką man reikia juos pasižymėti, aš galiu juos sujungti į grupę. Pavyzdžiui, šiuos 2 sluoksnius noriu sujungti į grupę, pasižymėjau grupę. Štai turiu naują grupę. Tiesiog, kai atsiranda pas mane daug sluoksnių, aš pasidarau keletą grupių. Taip man vėliau lengviau naviguoti tarp tų sluoksnių ir lengviau susirasti, ko man reikia. Dabar kol kas grįšiu. Kas dar? Braukiu į kitą pusę. Matau, kad galiu užrakinti sluoksnį, sukurti jo kopiją arba ištrinti. Sluoksnių užrakinimą naudoju gana dažnai, tam, kad netyčia nepripiešiu ten, kur nereikia. Užrakinau, atrakinti vėl taip pat. Dabar jeigu noriu susikurti sluoksnio kopiją, kaip jau rodžiau, braukiu į kairę ir pasižymiu duplicate. O jeigu man reikia susikurti kelių sluoksnių kopijas, tai aš tiesiog tos sluoksnius pasižymiu, kaip jau sakiau, brūkšteldama į dešinę. Ir tuomet pirštuku tiesiog palaikau, tempiu ant ekrano vidurio ir štai man atsirado kopijos sluoksnių. Tokiu pat būdu aš sluoksnius galiu perkelti ir į kitą savo darbą. Pavyzdžiui, pasižymėti yra 4 sluoksniai, kuriuos aš noriu perkelti į kitą darbą. Aš juos velku štai čia, kita ranka atsidarau galeriją, susirandu tą darbą, kur man reikia perkelti sluoksnius ir paleidžiu. Dabar matau, kad štai čia atsirado tie mano sluoksniai. Ką dar galima pasakyti apie sluoksnius? Štai čia, kur raidelė N, viršuje matau, kad galiu mažinti arba didinti sluoksnių permatomumą. Taip pat N reiškia normalus sluoksnių sujungimas. Aš galiu jį keisti. Čia kaip ir Photoshop'e, aš galiu jungti sluoksnius įvairiais būdais, siekdama tamsesnio, šviesesnio, kontrastingesnio rezultato. Tiesiog bandykite ir žiūrėkite, o eigoje aš parodysiu dažniausiai naudojamus. Pasižiūrėkime toliau. Jeigu aš spusteliu štai taip sluoksnį, gaunu tokį išplėstą meniu, kur matau, kad galiu sukurti sluoksniui pavadinimą arba pakeisti pavadinimą, tiesiog jį pasirinkti, pasižymėti, ką rodžiau, yra paprasčiau padaryti pirštu, nukopijuoti, ką irgi, kaip rodžiau, yra paprasčiau padaryti, užpildyti spalvą, išvalyti, peršoku, sujungti. Na ir kas čia mums svarbiausia, tai Alpha Lock, Mask, Clipping Mask ir Reference. Pradėkime nuo Alpha Lock. Tam aš pirmiausia nusipiešiu naują piešinuką. Šituos ištrinsiu. Kaip man ištrinti paprasčiau visus 3? Tiesiog sujungsiu ir ištrinsiu. Gerai. Nusipiešiu, tarkim, apskritimą. Noriu, kad jis būtų taisyklingas, todėl pridėsiu pirštą. Užpildysiu į spalvą. Ir štai aš jį turiu viename sluoksnyje. Dabar, tarkime, aš noriu uždėti jam šešėlį. Pasirinksiu minkštą teptuką, tamsesnę spalvą ir brauksiu. Ką aš matau, aš išeinu už krašto. Kad to neatsitiktų, yra puikus įrankis. Spusteliu ir renkuosi Alpha Lock. Jis tarsi užrakina vaizdą ir dabar, kai aš piešiu tik tai ant to apskritimo, visiškai nepaliesdama išorės.
Tačiau šitas būdas turi vieną minusą. O minusas yra tas, kad viskas yra viename sluoksnyje. Jeigu aš, pavyzdžiui, norėsiu pratrinti, aš trinsiu viską kartu. O aš, tarkim, norėčiau dirbti tik tai su šešėliu. Čia yra tai, ką aš jau sakiau. Daug patogiau dirbti, kai aš elementus turiu atskiruose sluoksniuose. Todėl čia daug patogesnis įrankis yra Clipping Mask. Tai alfa loką išjungiau, susikuriu naują sluoksnį ant viršaus, baksteliu ir susikuriu štai tą kaukę. Atsirado štai čia rodyklytė. Aš jų galiu pripurti ir daugiau. Pavyzdžiui, čia dabar piešiu tą patį šešėlį. Ir matote, šešėlis atsirado atskirame sluoksnyje. Reiškia, aš galiu reguliuoti jo suliejimo stilių, galiu reguliuoti jo permatomumą, ar net pakeisti jo atspalvį. Taigi aš dirbu su atskiru sluoksniu ir galiu daryti, ką noriu su juo. Galiu taip pat pridėti dar vieną Clipping Mask. Ir dabar, pavyzdžiui, pasirinksiu baltą spalvą ir kitą pieštuką ir nupiešiu, tarkim, kažkokį bliką. Matau, kad jis vėlgi atsirado naujame sluoksnyje, todėl aš galiu keisti jo spalvą, formą, nežinau, pasirinkime, tarkim, šiek tiek suliesiu jį. Vienu žodžiu, galiu su juo atskirai dirbti. Eikime toliau, pasižiūrim. Dar aš turiu štai čia sluoksnio kaukę. Spusteliu ir susikuriu sluoksnio kaukę. Kam jinai reikalinga? Ji veikia taip pat kaip ir Photoshop'e. Pirmiausia, ją ištrinsiu ir parodysiu, kam ji mums yra reikalinga. Tarkim, aš iš to apskritimo sugalvojau, kad padarysiu kokią nors ten vazą. Nukirpsiu štai pagrindą ir čia va išvalysiu. Štai taip. Na, truputį per daug gal. Tai ką aš dabar galiu daryti, kai yra per daug? Kai yra per daug, aš galiu tik tai grįžti, bet tai ne visada patogu grįžti. Kartais reikia pataisyti labai nedaug. Todėl aš šitoje vietoje susikurčiau kaukę, sluoksnio kaukę, ir joje dirbu kaip ir Photoshop'e juodu ir baltu teptuku. Vienu trinu, kitu atstatau. Esu savo sluoksnyje, pasirinkau juodą spalvą, ištryniau, kas man nereikalinga. Nelabai tinkamas teptukas. Štai šituo. Čia persistengiau, grįžtu, pasirenku baltą teptuką ir atstatau. Galiu viską atstatyti. Štai taip veikia kaukė. Dabar kas yra tas reference? Tai tikrai labai dažnai naudojama funkcija. Tuoj parodysiu. Ištrinsiu visą tai, ką turime. Nusipiešiu kažkokį elementą, tarkim gėlytę. Ir dabar noriu ją nuspalvinti. Užpildysiu ją spalvą ir matau, aš turiu viską viename sluoksnyje. Vadinasi, jeigu aš kažką tai darysiu su spalva, bandysiu uždėti šešėlį, tai palies ir kraštinę, nes vaizdas ir kontūras ir spalva yra viename sluoksnyje. Gerai, tarkim, aš galvoju, kad aš galiu štai čia susikurti naują sluoksnį ir užpildyti spalvą. Bet aš užpildau visą puslapį. Tas netinka. Kaip dabar atskirti spalvą nuo kontūro? Aš galiu susikurti
naują sluoksnį, pasiimti teptuką ir spalvoti. Tai nėra patogu, nes aš šitoje vietoje paliečiu kontūrą. Aišku, aš galėčiau tą kontūro sluoksnį perkelti į viršų ir štai taip daryti, bet tai yra didelis vargas. Yra paprastesnis būdas. Ir darykim taip. Susikurkime naują sluoksnį spalvai, o savo kontūro sluoksnį pasižymėkime kaip reference. Ir dabar šitoje vietoje aš galiu nuspalvinti tą gėlę ir matyti, kad gavau spalvą atskirame sluoksnyje. Tai dabar su šituo sluoksniu galiu atskirai dirbti. Pavyzdžiui, pasižymėsiu alfa lock, užrakinsiu. Ir kaip matote, visiškai nepaliečiu kontūro. Tai kaip ir viskas apie sluoksnius. Šiam kartui tiek. Iki.